Drabužių gamintojai skelbia, kad dėl šoktelėjusios medvilnės kainos brangs drabužiai. Teigiama, kad sunkiau bus įperkama ne tik nauja, bet ir nenauja apranga. Nenaujų drabužių parduotuvių duris praveria vis daugiau lietuvių. Prispaudų sunkmečių žmonės sako neįperkantis naujų drabužių, juolab, kad apranga mūsų šalyje kur kas brangesnė nei užsienyje. Prapultume, jeigu nebūtų. Prapultume, gi dabar uždirbti nėra iš kur. Reikia pirkti ir už 10 litų kitą kartą. Tai turbūt neapsimokotės naujas. Ne. Nes nežinai, kada nusipirksi naują, kada padėlka, kaip ir jisai sako. Tik dėl to. Žinot, pensininkams tai tiksliai brangu. Neįmanoma turbūt. Ne, tai pensininkas tik tai rengiasi iš tokių parduotuvių. Taip, kad čia jau ir tai dar pasižiūrė, ar reikia ar nereikia tuo momentu pirkti. Nusipirkti naujų drabužių gali būti dar sunkiau. Potviniai Kinijoje ir Pakistane sunaikino beveik ketvirtadalį medvilnės derliaus. Pasaulyje net 700% padidėjo medvilnės kaina. Todėl nebejojama, kad apranga brangs. Branginti ketinama ne tik naujus, bet ir nenaujus drabužius. Esą dabar didmenininkai už kilogramą drabužių prašo 5 litų, bet netrukus kaina gali padidėti 5-daliu. Nenaujais drabužiais prekiaujantys verslininkai prognozuoja niūrią ateitį. Esą ir dabar žmonės nelengvai atveria pinigines. Daugiau klientų sulaukiama, nebent po algų. Trūksta, šiaip labai trūksta klientų, nes visi žiūri kainas, rūbai visur yra brangus, tai ieško kur pigiau. Jaučiam ypač pirkėjų trūkumą, kai yra mėnesio pabaigoje pačioj, kai atlyginimai visiems pinigėliai baigėsi. Pardavėjai sako, lietuviai gana išrankus. Ilgai renkasi, tačiau nusiperka vos vieną kitą drabužį. Itin daug žmonių nenaujų drabužių parduotuvėse bando derėtis kaip turguje. Apklausos rodo, kad nenaujų drabužių parduotuvėse apsiperka trečdalis lietuvių. Dažniausiai čia lankosi moterys.